Artėjant Seimo pavasario sesijai, kuri prasidės kovo 10 dieną, aptarti darbotvarkės Seimo pirmininko kabinete susirinko valdančiosios koalicijos partneriai. Po valandą trukusio pasitarimo vieno iš partnerių pareiškimas, kuriuo klausimų bendros pozicijos nesitikėti. Tai, kas įvyko šeštadienį ir taip, kaip Iranas šitas išprotėjęs sudaužė visus pusės leido raketą šachedus, tai aš jau dabar nematau pagrindo, kad poligonas galėtų toks būti. Nemuno aušra nėra socialdemokratų filialas. Žinokit, ir tarp valstiečių yra tokių pačių, kurie nebalsuos, ir tarp manęs yra, kur nebalsuos, ir tarp socdemų manau, kad jie nebalsuos. Pamatysim, žiūrėkit, daug girdėjom įvairių pasisakymų. Ateikit, prašau, į salę ir pasižiūrėkit socialdemokratų ir dabartinės koalicijos programą ir įsipareigojimus Lietuvos žmonėm ir kaip jie bus priimami. Kartais reikia įvairių gudrybių Seime, ne tik tiesmukiškumo. Poligono klausimas ne vienintelis, į kurį šiandien atsakymo nėra. Žiniasklaidos tyrimas rodo galimą Nemuno aušros finansavimo schemą, kuomet žmonės partiją paremdavo atitinkamą sumą pinigų, tą pačią dieną papildė savo banko sąskaitą. Keliama versija, kad partijos vadovybė perdodavo grynuosius būsimiems rėmėjams. Tai aš irgi lygiai taip pat turiu grynų pinigų, jūs irgi turi grynų pinigų, ar neturite jūs grynų pinigų? Bet kaip taip masiškai? Nu, tai natūralus dalykas, jūs ir klauskit, ko jūs manęs klausėt, ne, aš neturiu, aš galiu pažiūrėti, kiek aš turiu šiandien čia pinigų, kiek aš čia turiu, reikia suskaičiuoti, kiek žmona davė. 100, 120, 160 eurų. Va dabar nueinu, įdedu į bankomatą pinigus ir paaukoju savo partijos nario mokestį. Tai problemos nėra, kaip žinote, įstatymas leidžia. Čia yra tik dar kol kas žurnalistinio tyrimo medžiaga, bet vien tai, ką jau mes šiandien sužinojame, turėtų tikrai gana rimtą papildomą impulsą duoti tyrimams. Šalia to generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl nuosavo automobilio, kurį Žemaitaitis nuomojo partijai. Pats politikas jau sunkiai suskaičiuoja, kelintas tai tyrimas dėl jo veiklos. Tai pradeda gal 10, bet visus ir baigia. Žiūrėkit, kiekvienas laisvoj demokratiniai šalyje gali rašyti skundą, prokuratūra privalo pradėti ikiteisminį tyrimą. Tai jau pradėjo, vėl pateiksi medžiagą. Valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas sako, problema egzistuoja politinių partijų finansavimo modelyje apskritai. Gali įnešti pinigus per fizinius asmenis. Yra nustatytos rūlubos. Jeigu atneši daugiau ir neturėjai pinigų ir labą dieną atsirado. Aišku, be kokios abejonės gali tavęs pasikviesti tarnybos ir paklausti, iš kur tu gavai. Jeigu žmogus pasakys, kad iš savo santarpų, viskas, ir ką tu įlysi, neįlysi. Jeigu būsi užfiksavęs kažkokį neteisėtą būdą, turi pradėtas būti ir ikiteisminis tyrimas. Kalbėdamas apie tyrimus Remigijaus Žemaitaičio ir Nemuno aušros atžvilgiu, parlamento vadovas išsigina koalicijos partnerių. Žiūrėkit, ne aš rinkau tą partiją, ne aš rinkau tą žmogų. Taip jau yra, kad aš esu ministrė pirmininkė ir asmeninės nuomonės nėra galimybės ministrė pirmininkė reikšti, nes ministrės pirmininkės sprendimai yra valstybiniai sprendimai. Nors laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius į koalicinę tarybą atvyko, išvykstančio žurnalistai jo nematė. Sako, išėjo per avarinį išėjimą. Nežinau, aš buvau užsiėmęs kolegos. Jo dabar kabinete nėra, galiu tik paliudyti. Reporteris Mantas Jakštas, Vilnius.